Lietuvoje šildymo sezonas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, todėl verta rimtai pagalvoti, ar jūsų namo šildymo sistema yra tokia, apie kokią svajojate. Šį kartą statybų gidas svečiuojasi Kaune. Miestą puošia vis daugiau naujos statybos namų su moderniu šildymu. Bet ką daryti senesnės statybos namų savininkams, kurie taip pat nori automatizuotos, autonomiškai veikiančios šildymo sistemos? Šiandien mes lankomės pats klientą namuose, kur prieš tai buvo šildymas kieto kuro sistema. Namas tikrai ne pirmos jaunystės, statytas gerokai anksčiau. Ir klientai daug dėmesio skyrė renovacijai, atsinaujinimui, pritaikymui prie savo poreikių šiom dienom. Aišku, kadangi tai namas buvo jau seniau statytas, tai tradiciškai šildymas buvo kieto kuro sistema. Bet kam dabar norisi vargti ir dirbti? Iš tikrųjų, žmonės turi daug kitų užsiėmimų, turi darbus, užimtumą ir galų gale norisi namuose to komforto, patogumo. Tai kieto kuro katilas buvo nuspręstas pakeisti dujų balionų šildymo sistemą, kas pasak klientės labai tiko jos namuose, nes tiko tie patys išvedžioti radiatoriai, grindinis šildymas ir prijungtas vandens pašildymas prie tos pačios dujų balionų sistemos, kas itin sumažino elektros sąnaudas, nes prieš tai šildymas buvo elektrinių boilerių. Tai aišku, kad labai smagu ir džiugu, kada klientai pasirenka patogų šildymą, kuris suteikia daugiau komforto ir dar padeda sumažinti šildymo išlaidas. Namų šildymo sistemos ir santechnikos keitimas, įrengimas iš karto sukelia nemažą galvos skausmą. O gal galima kartais greičiau ir paprasčiau? Pats įrengimas šildymo sistemos jisai trunka paprastai 1-2 dienas, nes kaip ir minėjau, jeigu prieš tai buvo išvedžiotas šildymas, santechninė dalis tvarkinga, tai belieka pastatyti naują dujų balionų šildymo sistemą, pajungti katilą, vieną dieną atliekami montavimo darbai, sekančią dieną atvažiuoja meistras, kuris sureguliuoja dujinio katilo veikimą, kad kuo mažesnės būtų sąnaudos, kad sistema veiktų optimaliu režimu ir būtų visą laiką pastovus ir malonus šildymas. Pritaikė, viską pajungė prie mano esamos sistemos. Visiškai dėl nieko nesukau galvos, absoliučiai ramybė buvo, pasitikėjau netgi tai žmonėm, atėjo, viską kruopščiai, tvarkingai apžiūrėjo, susakė, išaiškino, paaiškino, sakau, visiška ramybė. Pašnekovės pasirinkimas tapo pavyzdžiu ir aplinkiniams. Nuo mano minties įsirengti šitą šildymą perėjo dar, nežinau, gal 4, kurie sakė, aš irgi įsirengsiu, nes tikrai labai fainai, labai patogu. Ir sako, kam vargti. Dažnai klientai sprendimą šildymo, įsirengimui, atsinaujinimui sako, išgyvenom žiemą, atėjo pavasaris, vasara, pasilikim tai rudeniui. O iš tikrųjų šitoje vietoje labai noriu patarti, kad ne, dabar yra geriausias laikas pasirūpinti šildymo sistemos atnaujinimu, papildymu, galbūt kombinuotais sprendimais, nes galima ir, sakykime, pasilikti tą kieto kuro katilą ir jį sujungti kartu su dujiniu šildymu arba pašalinti, tai katilinėje atlaisvės jums daugiau vietos. Tai vasara ypač pats geriausias tas laikas pasirūpinti tą šildymo sistemos pakeitimu, nes ir meistrai laisvesni, visi geresnės nuotaikos ir galima pasiūlyti daugiau, sakykime, patarimų, vadybininkai gali daugiau ir konsultacijai skirti dėmesio, o taip pat, aišku, pritaikysim ir papildomas nuolaidas, nes vasara yra toks laikas, kada reikia skirti namų atsinaujinimui, kad rudenį sutiktumėt jaukiai, šiltai, be jokio streso.